Šiandien nusprendžiau peržvelgti Oskaro sutartį, kurią mes pasirašėme realiai po Oskaro gimimo, nepraėjus nei pusiai metų. 20 metais 11 mėnesį pasirašėm Oskarėliui sutartį jo ateičiai, jo mokslam, bent jau dabar tikrai su Mantu esam apsisprendę, kad nekliudysime tų pinigų, kol tikrai vaikui jų neprireiks. Ir atsispausdinau visus lapus tam, kad matyčiau prieš save ir jum parodyčiau, kaip atrodo tam tikri dalykai, kurie jūs irgi paskatins taupyti savo vaiko ateičiai. Na štai, čia yra visi lapai, kurie rodo, kiek mes mokėjome įmokų ir kaip atrodo galutinis sutarties šiai minutiai galutiniai skaičiai. Tai yra įmokėta iš viso įmokų per visą laikotarpį, o laikotarpis yra praėjęs 3 metai ir 5 mėnesiai, yra sumokėta 3405 eurai šiai minutiai. Taip pat prie šitų mokėjimų mes vaiką ir draudžiam nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų, kritiniam lygom ir automatiškai gyvybė yra apdrausta. Tai mes esame įdėję, kaip ir minėjau, 3405 eurus. Ar matot, nežinau, bet aš jums po to iš arčiau parodysiu. O sukaupta pinigų suma, kurią šiai minutiai matau prisijungusi prie savo sutarties per kompensos puslapį per banką, aš matau, kad yra sukaupta suma 4043,68 eurai šiai dienai. Kokią mes sutartį pasirašėme? Mes pasirašėme investicinę sutartį. Šio kaupiamojo gyvybės draudimo, investicinio gyvybės draudimo sutartis, į kuriuos mes pinigus investuojam į fondą BNP Paribas USA Grow. 100% visą įmoką, kurią mes dedam kiekvieną mėnesį, būtent į šį fondą investuojam. Ir per visą laikotarpį, kaip matot, per 3,5 metų sukaupta pinigų suma yra virš 4000 eurų. Tai rodo, kad jeigu šiai minutį, šiai dienai man prireiktų staigiai pinigų mano vaikui, kažkur kažką sumokėti, neduok Dieve kažkokia liga ir čia ir dabar reikėtų pinigų, aš galiu rašyti į kompensą prašymą ir išsiimti dalį pinigų, kuriuos aš čia esu įdėjusi. Tai yra nuostabus dalykas, kad manęs neįkalina 10 metų, kad aš negaliu nei 1 cento pakliudyti. Tai yra sąlygos sukurtos mamoms, tėvams, kad jūs laisvai jaustumėtės. Laisvai kiekvieną mėnesį atsideda tokią pinigų sumą, kuri jums yra patogiausia, kad jaustumėt komfortą, o ne diskomfortą. Ir po tam tikro laikotarpio jūs matot, kokia jūsų yra sukaupta pinigų suma, o jūs ją galite pamatyti kiekvienas prisijungęs. Ir nuo tos sumos tam tikrą dalį jūs pasiemate, kada jums jos prireikia.